Šiandien pas mane apžvalgoje Honda CR-V. Viduj 2 litrų atmosferinis Hondos variklis, 100 km 8 arklių galių, plus elektromotoras, kuris generuoja 184 arklių galių jėgą. Bet tai yra nestandartinis hybridas. Honda montuoja į savo CR-V būtent savo CVT pavarų dėžę, hibridinio variklio principą, kur pagrindinė jėgainė yra elektros motoras, variklis standartinis atmosferinis 2 litrų pagalbinis kaip generatorius. Aišku, jis įsijungia, kai važiuojat greitkelį ir reikia pagreitėti. Koks pliusas šitos sistemos? Iš esmės labai geras patikimumas, nes čia yra viena mechaninė pavara kaip CVT, bet nėra jokio diržo, nėra kam gesti net iš esmės. Tai patikimumas labai geras, bet filosofija ir principas ne kaip pas Toyota. Visada beveik važiuoja automobilis viena elektra, reikia pakrauti, įsijungia vidinio degimo variklį. Tai kokie privalumai? Labai tyliai važiuoja, nėra CVT užėsio, kai nori įsibėgėti, labai moka imituoti pavaras. Na ir aišku, patikimumas ir komfortas. Ką dar noriu atkreipti dėmesį, automobilis palei visą korpusą turi tokią plastikinę apsaugą. Tai va, žiūrėkit, kam jinai sugalvota. Matot, jokio purvo čia nėra. Jinai apsaugo korpusą ir jūsų kelnes. Bagažinė, aišku, elektra valdoma. Ir koks pliusas bagažinės, labai aukštai atsidaro duris. Žinot, mano ūgis 1,85 m, aš normaliai čia galiu praeiti. Aišku, yra detalių, kur man nepatinka, užlaidėlė gan pigiai atrodo. Na, tokia, kaip sakoma, savo funkciją atlieka, bet nepasakyčiau, kad jinai wow. Iš bagažinės pusės negalima valdyti ir nulenkti galinių sėdinių, man čia yra minusas. Dėl to, kad čia hybridas, tai aišku, daug vietos ergonizeriams nebus. Na, kažkiek. Šiaip kokybė bagažinės gera. Zamšas. Tikrai fainai. LED apšvietimas, 12 V rozetė, ergonizeriai. Na, jeigu būtų geresnė užuolaidėlė ir čia dar mygtukai nulenkti galinės sėdinės, būtų šis idealu. Gan greitai veikia. LED žibintai čia, kaip ir priekyje. Galinė eilė. Iškart, koks pliusas? Durys atsidaro beveik 90 laipsnių kampu. Tai jeigu turit mažą vaiką, kėdutę įnešti, iš vis jokių problemų. Minkštas plastikas, toks kaip dekoro aliuminio gal, ar čia plastikas, bet gražiai atrodo. Minkštos rankinėlės, sėdinių šildymas, na jau kitokas plastikas čia. Sėdinios gan plačios, minkštos, odinės, kampą galima reguliuoti. Arba net iš vis tokį chill padaryti zoną. Turim porankį. Pora Type-C, ventiliacinės angos, ergonizeriai. Ar aš galiu čia atsisėsti su savo ūgiu? Va, priekinė sėdinė sukonfigūruota man. Jeigu dar aš chill režimą įjungsiu, wow, čia labai gerai. Tikrai vietos daug. Na, sėdinės pati oda gan tokia gruboka, nėra super minkšta. Didelis panoraminis stoglangis, LED apšvietimas gale. Na, vaikams gale tikrai patiks, vietos, wow, kiek daug. Kągi turim vairuotojo vietoj? Vairuotojo vieta, head-up displayus, prietaisų skydelis, TFT, multimedija. Man atvirai nelabai multimedija patinka, prie jos reikia priprast. Nepasakyčiau, kad jinai tokia bloga ar kažkas tai lagina. Viskas gerai, bet tas valdymas nėra toksai intuityvus, kaip sakoma. Užtat klimato kontrolė su mygtukais, didelis pliusas. Bivėlis įkrovimas, 12 V rozetė, Type-C standartinis USB, puodelių laikikliai. Ir daiktadėžė. Su tokiu mini ergonizeriu. Nesireguliuoja jinai. Turim Hill Assist. Nusilpdimo nuo kalniuko asistentą. Turim Driving Mode, Sport, Normal, Eco or Snow. Čia 4 varomųjų ratų sistema, tai jeigu net ir žiemą jokių problemų nebus. Jeigu paspaudus taip, arba galima užfiksuoti taip ir matai, ką daro gale vaikai. Ergonomiškai fainas, klasikinis, mygtukai fiziniai,
Tai ką, metas su juo pavažiuoti ir pažiūrėti, kaip jis kely. Dar nuresetinsiu kūro sąnaudas, kad būtų mums ką parodyti. Toj. Žiema, pilnas hibridas. Ir matot, kaip tyliai jis važiuoja, nes veikia tik tai elektromotoras. Ir čia automatiškai nereikia įkraut, kažką tai sukti savo galvą, įpilit kūro ir kaifuojat. Pirmas bruožas, kurį pastebi, kai tik pradedi vairuoti servį, tai tyla. Jis labai tyliai važiuoja. Aišku, kažkiek tai yra garsų iš pakabos, čia dabar žiema, ledas, bet jo savybė labai švelniai ir tyliai važiuoja. Vat jeigu mikrofonai pagauna, tai net ne tik tai komfortas tos pakabos, bet ir tyla. Tai pagrindinė jėgainė čia elektros motoras, bet kai apsukas kyla, kaip sakoma, reikia tos jėgos, įsijungia ir vidinio degimo variklis ir jau išduodama tą maksimali galia. Gan dideli veidrodėliai, kaip matote, iš šonų, tai geras matomumas. Automobilis tinka mano ūgiui, 1,85 m, aš manau net 1,85 m plus, čia jokių problemų nebus, tikrai didelis suvas. Dėl garso izoliacijos viską girdit, bet čia, man rodos, žinau, ar pagerinta gal garso izoliacija. Šiaip jinai nebloga, bet ką aš pastebėjau, jis turi dvigubus langus. Gal dėl to ir ta garso izoliacija gera. Prietaisų skydelis gan informatyvus, tokia klasika ir modernizmas. Kaip matot, jis TFT, bet išdėstymas kaip klasikinio prietaisų skydelio. Labai patinka Hondos filosofija dėl tos eCVT dėžės, nes čia iš esmės viena pavara, bet jinai neužia kaip standartinė eCVT dėžė. Vat, pavyzdžiui, norim įsibėgėti, labai gerai imituoja pavaras. Toks jausmas, kad čia super greita automatinė pavarų dėžė, net ne CVT. Bet čia ir net ir ne CVT iš tikrųjų, jie taip rašo CVT, dėl to, kad čia nėra greičių išvis, pakoputų, bet iš esmės jinai važiuoja tarsi automatinė, standartinė, klasikinė pavarų dėžė, tik tai, kad tas imitavimas perjungimų pavarų super greitas, kaip koks 2 sankabų roboto. Ir nėra to užjūsio. Jeigu norim įsibėgėti, dabar pabandysim išvažiuoti greitkelį. Nepasakyčiau, kad čia kažkoks tai wow įsibėgėjimas, bet va tą sielą turi ir neerzina. Tai yra svarbiausia. Tu gali spausti gazo ir nebijai, kad mašina kažkur ten nuvažiuos į krūmus. Labai stabiliai važiuoja. Na ką, turbūt metas reziumuoti. Tai pliusai, minusai. Pradėsim nuo pliusų. Man labai patiko, kaip veikia variklis ir hibridinė sistema. Jokių pašalinių garsų, labai švelniai, pakankamai turi galios, kaip tas eCVT veikia kartu su ta hibridinė sistema. Tikrai padaryta tobulą. Antras dalykas, tai ergonomika, kiek vietos gale, kaip pragalvotas automobilis. Man jis patiko, tikrai tinka šeimai, pavyzdžiui, jeigu didelė šeima, tai jokių problemų, ypač vaikams gale. Ir trečias, tai aišku, kuro sąnaudos. Hibridas, fainai veikiantis, man gavosi 6,2 litro, net 6,1. Matot, atvažiavau į miestą, pradėjo krysti. Jaučiu, net bus mažiau. Grubiai tariant, 6 litrai 100 km. Tikrai wow, kaip tokio dydžio automobilį. Dabar apie minusus, kas man nelabai patiko. Yra automobilį tokių smulkmenų, kur galėjau padaryti geriau. Pavyzdžiui, galinė užuolaidėlė bagažiniai, tokia. Bagažinė, pavyzdžiui, galinės sėdynės galima būtų valdyti iš bagažinės, tas mygtukas. Jo nėra, atrodo smulkmena. Yra tokių smulkmenų, kur ne visai patinka. Ir apdailoj kažkur, trupučių, kad yra tokių niuansų. Kažkam gali nepatikti. Man, kaip sakoma, akis užsikabino už to. Antras dalykas, kuris man, nelabai, tai multimedija. Jinai faina, maža, viskas kaip ir gerai, bet vis vien tas valdymas, prie jo reikia priprasti. Jinai nėra išdirbta taip, kaip reikalauja rinkos standartai dabar. Ar tai, kaip sakoma, deal breakeris? Ne. Bet, kaip matot, visien reikia su ją
kaip sakoma, pažaist, kokį mėnesį pagyventi, aišku, tie visi nustatymai bus tada, kaip ir automatiškai suprantami. Dar toks minusas, matot, kaip valo valytuvas, palieka labai didelį plotą, va čia. Aišku, galim biškį paspaust, va, to skysčio gal, bet visiems palieka per didelį plotą, jis galėtų daugiau ten užėti, gal galima kažkaip jį sukonfigūruoti, nežinau, man, va, čia man nepatinka. Tie dalykai, tai yra, kaip sakoma, skonio reikalas, kažkam gali patikti interjeras, eksterjeras, tai, kaip sakoma, man tai nei pliusai, nei minusai. Jeigu norit pamatyti mano vairavimą, kai aš daugiau vairuoju šitą automobilį, visi tie garsai, variklio garsas, tai paspauskite šoks nuorodą, kažkur tai čia. Ir aišku, rašykit komentaruose, kaip jums šitas automobilis. Jeigu norite išbandyti, tai kreipkitės Niponauto ir galbūt tai ateityje taps jūsų draugas. Ir va, žiūrėkit, grįžtant prie sąnaudų, man jau rodo 5,6, kol mes kalbėjom. Tai čia vien dėl sąnaudų galima kiek sutaupyti, paskaičiuokit, kiek suvalgo jūsų automobilis ir kiek suvalgo Honda, va tokio dydžio. Per mėnesį, jeigu taip minusuoti, 10, 8 litrai, kiek ten 11, o čia 5,6, 5,5. Tai va. Tai jeigu tos kuro sąnaudos pridėt, parduot jūsų automobilį, pridėt kuro sąnaudas, tai jaučiu važinėsit su nauja Honda, o išleisit tiek pat. Tai ką, prenumeruokit kanalą ir iki sekančių susitikimų.